Sveiki, susirinkę į mūsų klubą. Aš grįžau Ryčką iš Bybio. Dubajų? Ne, iš Bybio tampyklos čempionato. Kalabybiškio. Iš Kalabybiškio kaimo vykstančio. Laimėjau pirmąją vietą. Po to važiuosi į Kazlų Rūdą. Jo, ten paskui bus Bybio čempionatas. Ne, bus karvių sprogdinimo čempionatas. Kas galės uolė Bybio nors Į tavo tuliką. Jo, į mano tuliką. Nu, matėjai, aš pataikau visą laiką. Nu, tai kalbam apie televizorius, dabaigiam kalbėti, mes taip ir nedabaigiam. Nu, tai sakau, mano tas šeilelis. Ten yra 2 skylutės, viena antena, kitas birkai. Jeigu iš birkai jau toks geras vaizdas, rodo iš karto porno. O, tai maladės, aš tai pas mane tas, žinai, tas mešvaba balis, tai nahui, toks duhas aplaužytas visas, bet žinok, pirmas kanalas porno, antras porno, trečias vapšė, hui paryšį koks, nahui kanalas, blėt, kurva, trečias Sony Ericssono, nahui, ten bibis, ten kurva rodo, nahui, vieną spalvą, kurva juodą spalvą rodo, man gerai buvo. Nu, tai ten... O, įdomu, nahui vieną spalvą rodo. Nu, tai aš nusipiešiu ant ekrano Fox Kids ir žiūriu savo. Nu, ten pas mane iš viso nieko nerodo, nusipiešiu ant lagelio, ką nori ir žiūri. A, tai įdomu. Nu, tai belekai. O tai žinokit, aš atsivežiau tokį dalyką, kuris vadinamas trenki ir atsilieps. O, matai, čia per šikną mergom kaip trenki, va tą su to batagu, žinai, kai mergos trenkia su to batagu. Nu, tai tu mergai ateini per šikną. A, jūs tada pasakysim, kodėl reikia trenkti mergai per šikną? Žiūrėkit, kaip aš jums užvaušiu šikną ir kaip jums skaudės. Dar gal kartą. Dar. Nu, gerai, užtenka. O tai kodėl jam reikia trenkti per šikną? Todėl, kad geriau pisto. Čia ne man reikalingas, o čia gerbamui Borotui, nes mes su juo esam nedraugai, bet jisai manęs paprašė dėl to, kad Pidaras, jis pidaras, jūs abu pidarai. Ne pidarai. Jisai man sakė, kad tu jį pidaru ir visokių kitokių išvadinai. O tai jis kitoks nebūna? Jam sakė, kad jam reikia ten tą tokį Borot smukį reikia išpist. Dėl to jisai ir pasakė, kad atvešiau jam tą. Ir jisai sakė, man porą kai duos. Kokios tas kai? Šūdas? Jo, ten trėdavas. O tai, žinai, aš įkūriu tokią filmą labai gerą. Konas įpik snuks? Ne. Tas, dabar kurvo, užmiršau pavadinimą. Va, prisiminiau. Tokį gerą biznisų kūriau, firmą tai vadinasi, žinai kaip? Čia Bibi? Ne. Trėdalų rinkinys. Oi, blet. Tai ateinu. Sakau, fufelis, kas tai yra? Nu, man visi pasako, kas tai yra. Nu, blet, žinok, aš tai ten užsibuvau, žinok, 5 minutės. Tai ten bet kokius klausimus atsako, paklausti, kas yra bibisai, tai jam sako. Na, eik tu nahui, tai reikia, blet. O žinai, kas, jeigu prapjaustum skylę, šiaurės ir iki pietų įsigalio, kas būtų? Nu, tai galėtum birką įkišti ir ten kaišęs, kaip vorai, tai kaišai. Nu tai blėtėm atskristų nahui atėjai su savo lėkštėm iškištų tą savo milžinišką birką ir pakaišiotų visiems. O, tai norėčiau, kad man pakaišiotų. Ateiviai tau pakaišios, nahui, jau geriau nahui lesbietę pasimtų ir iškruštų. Kai nahui prasimsantus mačiau einam į nahui prie Kerskersgatvį, prie porno kino teatro, ar į Vaisyklą, ar ten kur nors, nahui, pasirinko būtinai prie porno kino teatro, kur va nuėjo pistis, nahui, ir vaikų turi, mėgė, nahui, kur va lesbietė, nahui, čia, kur va kekšė, kur va. Tu čia, blet, su savo dančiakais man, blet, Bibio, nes kelk, nahui, į šikną tai nekišk man, skaudės paskui. Įdornas, įdornas, oi, tu per šikną, aš tau kažką. Ai, jūs durnas. Mąstykit jūs. Nu gerai, baigiam mūsų rubriką apie televizorius.